kai procesus negatyvius ten imigracijos išgyvenimą ar kitą veikia požemis, tai civilizacijas keičia aukščiausiosios jėgos iš viršaus. Būtent Asgard, būtent žiūrim iš praeities, jie surenka informaciją, čia būtent Nautis yra praeitis, kiek ten atidirbta yra ir, reiškia, į Gebo Asgard dievų buveinę Anzus ties čia yra. Taigi keičia jau aukščiausiosios jėgos, tos šviesiosios vadinamos, kadangi jos mato, kad apvalymas padarytas, o valymus padaro, kaip ir čia krito runos juodosios, tai yra juodosios jėgos daro apvalymus ir jau aukščiausios jėgos tos tada daro civilizacijas, perkeičia. Gerai, ačiū. Dabar reikia pasižiūrėti, kas kiek metų jie gali keisti, jeigu man duos informaciją. Paprastai yra taip su civilizacijom. Informacija yra visa istorija, ten visiškas melas, kiek jūs ten žiūrite. Civilizacijos keičiasi, jos būna taip 100, 200, 300, bet na, jeigu taip žiūrint, tai manyčiau, kad kas 100, kas 200 metų čia yra keičiama. O jeigu jūs girdite pasakas apie dinozaurus ir dar kažkokius, tai čia yra jau visiška fantazija. Žmonija atsirado, tiksliau, nuleidžia juos žmonės, pakeičia civilizacijas gana greitai ir čia paslaptis visiems kaip, bet tai pakeičia iš tikrųjų. Tai dabar kas kiek metų, pasižiūrėkim, kas 100, kas 200, kas 300, nu panašiai. Kas 100, kas 200, kas 300. Na taip, kas 200 metų, taip, kas 200 metų maždaug. Taip, jeigu iš savo asmeninio ten skaičiavimo ir taip toliau, tai mano proseneliai ir buvo faktiškai beveik pirmieji. Taip. Tai dabar, dabartiniu metu kažkur išeina apie 200 metų. Tai, ko gero, mano civilizacija ir šiek gal biškį už manęs, kai jau manęs nebus, civilizacija pakeista bus, nes jau apie 200 metų ir siekia. Toks vat įdomumas, kas 200 metų. Nu taip, normalu. Gerai, žiūrėsim kitus klausimus. Dar aš turiu. Taip. Klausimą Odinui. Aha, gerai. Ar visatos architektai viską daro teisingai, veikdami Žemės procesus? Ar teisingai? Taip. Teisingai, o tau į Žemę. Viską teisingai. Ir visi šitie negatyvus ir visokie pasikeitimai, viskas taip. Viską teisingai. Dabar čia aš kažką tai minėjau apie karus.
Taip. Gerai, Odinai, ačiū. Dabar, ar karas susijęs su ekonominė krize? Gerai, paklausti, karas, kaip pasakyti, tas karas pas mus yra toks, kaip matote, jau keli metai ir ten visur vyksta, bet ar karas yra susijęs su kokia ekonominė krize, apskritai karas, karai? Tai negatyvus laikas, taip, toliau, negatyvus laikas, taip. Negatyviai reikia. Taip. Susijęs. Jeigu karą, šiaip buvo klausimas, į karą sustos, kas bus po to. Tai čia taip jau ir atsako iš karto, kad jeigu karas sustos, šiuo atveju visas sustabdymas, tai ir bus ta ekonominė krizė. Čia vienas iš dviejų, čia laikoma, kas jeigu pristabdys karą, ateis kitas, reiškia, tas vadinamas kažkokia ekonominis kolapsas ar kas nors ten ateis. Kol kas jie temps karą, aišku. Tai yra tos pasiruošimas, kadangi, bet tas užšaldymas nieko gero neduos. Ką duos jas, tas karo tęsimas, ką duos. Karo tęsimas duoda pinigus. Taip, pinigus duoda, šansą, pinigus, taip, karo tęsimas. Gerai. Ačiū. Karo netęsiam. Kas toliau? Karo netęsiam. Aukščiausios jėgos nusako, kad jeigu karas sustabdytas bus, tai tiesiog iširimas bus valstybių, žemių, išsiardymas, viskas. Tai aišku, atitinkamai dar trečią, pasižiūrėkim. Taip, aukščiausiosios jėgos nusako, kad persidalins pasaulio šalis kažkaip tai. Tik laiko klausimas. Taip, aukščiausių jėgų čia valdžioje, čia nieks. Tos būtent architektai ir nuspręs, kaip čia bus. Ar išvis formuojasi kokia nors krizė pasaulinė ar kas nors, ar formuojasi iš negalvoju. Kol kas. Kol kas dar taip, kad jinai įsismagintų, nėra. Bet yra tokių, kad reiškia jėgos, tos žemiškosios materinės jėgos, jos silpsta. Silpsta, piniginis reikalas toks, taip, silpsta. Bet dar kažko tai tokio, kad būtų chaosas, dar nėra. Ačiū. Toliau aš nedėliosiu, nes ko gero ir. O 26 pasižiūrėkim. 26 metams kas nors formuojasi.
26 metams formuojasi. Krizė, taip, artėja raido į krizę. Ir būtent materialiniam išlikimui, maistui ten, sveikatai. Sveikata tai čia gal taip, bet jeigu šiuo atveju, jeigu apie išlikimą galvojant, tai formuojasi. Bet 26 metais aktyvacija, pradžia, tai ko gero pradžia ir bus tada 26 metai. Man todėl ir nerodė šių metų. Naujas potencialas, taip raido, naujas krizinis potencialas formuojasi nuo kitų metų. Pažiūrėsim, ačiū. Gerai, toliau. 4 klausimas. Kas man čia taip susiformavo, tai žmogus ir pinigai, materialus pasaulis. Taip, valau tą informaciją nuo nos. Toks mane domina, manau ir jūs, kas nulėmė pinigų turėjimą žmogui. Nes kažkaip tai labai įdomiai darosi pasaulyje ir yra nuo pat pradžių. Kas nulėmė? Tai bus keli variantai, 4 variantai. Protas, intelektas nulėmė. Sėkmė, fortūna gimimo metu. Giminės karma nulėmė. Ir pačios likimo jėgos, kaip susitvarko. Taip, kas nulėmė žmogui pinigų turėjimą? Gerai, to atversim. Taip išeina, kad visgi pinigų turėjimą žmogui lemia žmogaus intelektas, jo mąstymas. Nulėmė. Gimimas neturi reikšmės, giminės karma neturi reikšmės. Pinigų, jeigu taip žiūrint, jeigu iš giminės karmos, tai žmogus, jeigu turi kokį negatyvą giminėje, reiškia, yra kažkoks tai karminis negatyvas, tai aišku, tas žmogus pinigų neturės. Kad ir kiek besistengtų. Likimo jėgos čia nesprendžia jos šiuo atveju. Ne, tik nuo žmogaus pačio dar papildomai priklauso, kiek jo protas išneša, kiek intelektas išneša. Nors kažkaip atrodo, kad daug silpnapročių gauna pinigų ir jų per daug gauna, kad jie daro tokius chaotiškus sprendimus. Čia man buvo neaišku, bet čia rodo taip, nežinau. Intelektas taip. Nulėmė, aišku.